leido vaistinėje. O, kaip vaikystėje. Taip, vaikystėje, nes mano mama farmacininkė, aš iš Mažeikių. Žodžiu, mama farmacininkė, tai teko irgi toj vaistiniai pabūti, bet tas buvo dar anam amžiai. Tikrai labai patikdavo ten nueiti, padėti mamai pasukti, ten tokie milteliai stovėdavo, pasukti tas lentynas, pasukioti. Ir smagu būdavo, kai atvažiuodavo tokia didesnė mašina, atveždavo vaistų, tai mes ten turėdavom tos vaistus sunešioti į vaistinę ir dar, atsimenu, gaudavom arba vitamino C, arba gaudavom šito gematogeno. Taigi va, bet ir mama, tarp kitko, labai norėjo, kad tapčiau farmacininkė, bet didesnė įtaka turėjo močiutė ir senelis, tai tapau mokytoja, darželėje dirbu ir jau dirbu 40 metų. Tai va, o Neolife kelionėje esu atsiradusi tik prieš, dabar yra 2 metai ir 8 mėnesiai. Ir atsiradau dėka Genutės, nes pati pradžia buvo tokia, kad persirgus COVID-u, tiesa, persirgau labai lengvai COVID-u, bet po to, po savo 2 prasidėjo karių skausmai. Bet tokie skausmai, kad jau skaudėdavo viskas, pradėdavo pirštų sąnariukai skaudėti, paskauda, skausmas pereina čia, į petį. Žodžiu, sužinojau, kiek turiu sąnarių, būdavo didžiausi skausmai. Aišku, pas gydytojus nelakščiau, bandžiau vaistiniai nusipirkusi irgi papildų ten gerti. Bet gruodžio pradžioje tiesiog į telefoną atėjo žinutė, reiškia, kadangi gruodžio pradžia atėjo Kalėdos, Genutės tokia žinutė, kad galiu jums padėti Kalėdom jūsų naviškiam, reiškia, dovanų gauti. Ir aš Genutę, tarp kitko, pažinojau kaip kolegę, bet artimai taip nebendraudavom, tik tai susitikdavom kažkokiuose susitikimuose ar seminaruose. Ir tiesiog tą lašą sveikatos jinai pasiūlė. Ir aš galvojau, kodėl nepabandyti. Ir aš paskambinau jai, sakau, Genutė, gerai, sakau, noriu su tavim susitikti. Ir kai susitikom, jinai man truputį papasakojo, ką jai teko iškentėti, kaip jinai gydėsi būtent su šitais produktais. Ir aišku, jinai išklausė mano tas bėdas, tų sąnarių skausmus. Ir tiesiog jinai man pasiūlė, sako, pabandykim, ar norėtum. Aš labai kažkaip pasitikėjau, man buvo Genutė toks patikimas žmogus ir man jokių abejonių nekilo, nes aš išgirdau jos tas bėdas ir jos tą sėkmę besigydant. Ir jinai man taip pat, gal 2 dienų laike, tokį pasiūlė receptą irgi, tiesiog vitaminas C durite 2 vakare, omega durite 2 vakare, formula 4 durite 2 po pietų, česnakas durite 2 vakare, kalcis magnis durite 2 vakare, gliukozaminas po 1-3 kartus. Ir dar paskui jau čia liktai suskaičiavo viską, kad žinočiau tą pinigėlių sumą, o toliau dar rašo vitaminas E, irgi 3 kartus po 1, ir dar gerosios bakterijos 2 nakčiai. Tai tiesiog jinai man tai pasiūlė ir aš nedvejodama, vietoj to, kad Kalėdų senelis atneštų mielam vyrui ar dukrai, mamai ir tėčiui tokių dovanų, tai Kalėdų senelis už nemažą sumą
padovanojo man šitą visą 8 papildų tą komplektą ir aš pradėjau vartoti. Ir aš su šito receptėliu gyvenau 4 mėnesius. Viską taip dariau, kaip čia surašyta ir mano sąnariai rimo ir įvyko dar toksai stebuklas. Turiu čia tą dešinėj kojoj tą kauliuką prie didžiojo piršto, jis nėra toksai didelis, bet jau prieš tai kiek metų, prieš tą sąnarių skausmą, jausdavau tą kauliuką ir reikėdavo tiesiog patogios avalynės ieškoti ir tas skausmas kankindavo. Ir tiesiog aš nežinau, gal buvo praėjęs jau sausio mėnuo, gal vasario pradžioj, tiesiog vidury tų 4 mėnesių aš pakilau iš lovos vieną rytą ir galvoju, kas su mano kauliuku. Ar jis yra, ar jisai pradingęs yra, kas čia dabar yra, kad nebeskauda. Ir aš net atsisėdau lovoj, žiūriu tą kauliuką, jisai yra, bet jisai nebeskauda. Ir kiek paskui čia, reiškia, kiek ir bendravau ir su Genutė, ir su Jurgita, ir su Aurelija, tai kaip tokį reiškinį paaiškinti, turbūt tas dalykas, kuriam reikia labiausiai, ar ne to maisto, pasiema pirmiausiai turbūt. Tai jis man greičiausiai ir po šiai dienai viskas, aš jo nejaučiu. Nors jis nėra didokas, bet vis tiek aš jau galvoju, kad reikės, tiesiog gumdytis jau kažkaip kitaip šalinti. Bet ačiū šitiem papildam, kad pavyko taip sutvarkyti šitą reikalą. Toliau buvo, čia ne per seniausiai, kaip tik šį rugsėjo pradžiai, rugsėjo 1 dieną atėjo vaikučiai į grupę ir viena mergaitė ten truputį su tėčiu sunkiau buvo skirtis ir aš pritūpiau ir norėjau ją truputį kilstelti ir kai davė į nugarą, taip ir palikau tupėti. Tai gerai, kad kolegė pamatė tarp durį, pribėgo, padėjo man atsistoti ir viskas gerai, lyg ir vaikštau, bet tik tai atsisėdu, atsistoti jau sunku, nugarą maudžia, tai vėlgi kas, skambutis Genutei pirmadienio vakare, Genutė, viskas. Tai tas pats šitas receptukas, tiesiog pasikartosiu turbūt, nes tas pats receptas nufotografuotas man ir jinai parašė, tai omega 5, kalcis magnis 5, magnezijum 2, formulė 422, vitaminas B22, beta-gluardas 4, vitaminas C 5, vitaminas E 3. Tas pats taip, kaip ir Genutė sakė. Tai ir ji, aišku, aš tų visų produktų neturėjau ir ji man viską surinko, atvežė antradienį pietum, tai aš antradienį jau 2 kartus sugėriau, trečiadienį ir aš ketvirtadienį, žinokit, jau tiesiog kėliausi lengvai iš lovos be jokių skausmų. Reikėjo tokio greito pasveikimo, kadangi klasės susitikimas turėjo būti šeštadienį, sekmadienį, o su draugė klasiokės tą susitikimą tiesiog organizavom. Tai viskas gerai ir šeštadienį jau galėjau ir šokti, ir dainuoti, ir jokio skausmo nebebuvo. Tai va šitaip su tą nugarėlę susitvarkiau, šitaip su sąnariais esu susitvarkiusi. Dar tokios didesnės bėdos tai būdavo man sinusitas. Sinusitu vargdavau ir gelomirtolį gerdavau, ir sinupretą, ir tekdavo ir antibiotikų kartais jau. Bet kai
jau kai draugavau, kai buvau šitoj kelionėje Neolife, tai padėjo irgi gerdavau flavonoidus, karotenoidus, vitaminą C, vitaminą E, omega. Ir kai jau tas kvėpavimas darydavos toks sudėtingas, tai tiesiog pasiūlė čia man mano mokytojos, tai šitą, netgi tepdavau į nosį vitamino E, tą kapsulę prasidūrusi. Tai irgi, kai buvo vieną kartą taip sunkiai kvėpuoti, tai tiesiog labai greitai vitaminas E padėjo, tą kvėpavimą atidarė. Taigi va, čia toksai mano dienoraštėlis, tos Neolife kelionės. Ir esu, dar vieną, paskui gal Eglė pakomentuosit dar tokį reiškinį. Čia dabar, kai buvo rugsėjo šiltas savaitgalis, šeštadienis, sekmadienis, su draugė grįžom iš kelionės, iš Birštono autobuse, tiesiog vakare, jau 10 valandą vakare, jinai sako, oi kažko jaučiuosi nekaip. O aš visą laiką į tą savaitgalį buvau įsidėjus dėžutę, vežiojus visą laiką, nes profilaktiškai dabar vartoju daug ką. Ir tiesiog dar turėjau tik tai česnaką ir vitaminą C. Ir sakau, Asta, sakau, aš turiu, duosiu, 2 česnako ir 2 vitaminus C. Nu ir jinai sugėrė ir taip lyg prisnūdo ir aš taip snaudžiu. Ir paskui tai man kumščiuoja, sako, žinai, ką padėjo, sako, praėjo. Aš taip žvilgtu į telefoną, į laikrodį, galvoju, kiek čia to laiko praėjo, žiūriu, 12 minučių praėjo. Tai nežinau, Eglė pakomentuosiu. Ir dar va, esu užsirašiusi, esu ant vieno savo lapelio užsirašiusi. Reiškia, noriu būti laimingu žmogumi. Ja, noriu būti laimingu žmogumi. Ir tada dažniausiai galvojam, aš tai dažniausiai per gimtadienį, kai pučiu gimtadienio žvakutę, arba aišku, kai ten rugpjūčio, rugsėjo, ten kada tos žvaigždės krinta, rugpjūčio mėnesį, kai krinta, noriu būti laiminga, noriu būti sėkminga, bet aišku, to neužtenka, tos krintančios žvaigždės neužtenka. Tai tiesiog laiminga save kurių mokytojų ir pamokų pagalba. Ir įsivaizduojat, šiandien kiek čia salėje žmonių? Dar skaičiavau. Kiek čia salėje? Tai čia žinokit, visi jūs esat mokytojai. Visi ir aš esu mokytoja. Ir kiekviena situacija, kiekviena bėda, kiekviena nelaimė, ar kiekvienas džiaugsmas yra didžiausia pamoka. Ir tie visi mokytojai, tie žmonės, kurie supa mus, o pamokos tai situacijos, patirtis. Ir šioje Neolife kelionėje mokausi būti laiminga, bendraujant su čia esančiais žmonėmis ir suvokiu, kaip yra svarbu tinkamai pasitelkiant šitą galingą jėgą sukurtą iš gamtos, tiesiog rūpintis savimi. O jeigu rūpinsimės savimi, tai galėsim pasirūpinti ir kitais.